jums reiškia pedagogo profesija? Pedagogo profesija, aišku, tai yra pašaukimas. Jeigu dirbi tiek metų, neieškai kur geriau, vadinasi, čia tavo vieta. Na, mėgstu pastovumą. Ir šitas rugsėjis man Jotvingių gimnazijoje buvo tas 39. O ką įvertinimas reiškia? Įvertinimas, pirmiausia, tai labai didžiulis netikėtumas. Ir, na, šiaip jaučiausi labai nejaukiai, nes aš manau, kad mūsų kiekvienas kolektyvo narys vertas tokio apdovanojimo. Pats apdovanojimas, ko gero, gal reikštų truputėlį tokį steptelėjimą ir apmąstymą savo pačios darbo, bendruomenės mūsų visos, nes visgi darau išvadą tokią, kad aš kaip mokytoja visą gyvenimą dirbusi toje pačioje darbovietėje ir mokiausi iš bendruomenės narių. Tai galbūt, žinokit, yra tas tokis įvertinimas, koks tu esi bendruomenėje, kas tave supa ir galimybė mokytis visą gyvenimą. Man šitas įvertinimas iš tiesų daug reiškia, todėl kad supranti, kad tai, ką tu darai, kas man labai patinka, kuo gyvenu, patinka ir mano mažiausia. Tai tikriausiai pirmiausia, tai didžiausias ačiū visam mano mažųjų kolektyvui, nes jeigu ne jie, aš nebūčiau tikriausiai matoma. Aš esu labai dėkoju savo darželio vadovėm, kolegėm, visai bendruomeniai, kurie mane palaiko visą laiką, labai motyvuoja ir skatina į toliau. Pirmadienį Alytaus miesto teatrą pakviesti net 500 Alytaus pedagogų, kad pažymėtumėt pedagogo dieną, gerbiamo vedėja, kuo išskirtinė ši diena. Jinai išskirtinė tuo, kad mokytojai švenčia, tai mokytojų diena, tai pedagogų diena pasaulinė. Ir švenčiame mes šiandien gausiame būryje. Kiek matau, labai daug šypsenų, daug laimingų veidų, kadangi tikrai daug bus ir prizų, daug apdovanojimų. Tikiuosi, kad šventė pavyks, kad mokytojai išeis patenkinti. Net 500 pedagogų. Taip, 500 pedagogų, bet mūsų yra žymiai daugiau, bet tiek talpina mūsų didžioji teatro salė. Ir stengiamės, kad kuo daugiau mokytojų pajaustų tą šventinę nuotaiką ir tikrai būtų pagerbti, nors vieną kartą metuose labai gražiai ir pasidžiaugtų jie savo profesiją dar kartą. Ką jums reiškia pedagogo profesija ir vėlgi, ką jums reiškia šiandienos įvertinimas, premija? Pedagogo profesija man reiškia labai daug. Tai mano yra svajonių darbas, aš tikrai dirbu, ko gero, savo vietoj. Labai myliu savo darbą, labai myliu vaikus, labai myliu istorijos dalyką. Na, dirbu jau senokai, 30 metų, kaip mokykloje dirbu. Pedagogo darbas tai yra nuolatinė kūryba, tai yra, ko gero, kaip amerikietiški kalneliai, tai būna ir geriau sekasi, ir prašiau sekasi, bet labai visą laiką stengiuosi, kad būtų įdomu mokyti istorijos. Ir kaip jaučiatės gausianti premiją? Jaučiuosi gerai, iš tikrųjų jaučiuosi gerai, labai ačiū savo mokyklos bendruomeniai, kad mane nominavo, kad mane įvertino, kad mane pasiūlė, tai labai dėkinga pirmiausia savo mokyklos bendruomeniai. Man mano profesija tai praktiškai pusė gyvenimo, nes tai yra, tu nuo jos per daug negali atsiriboti, ar tu būtum namuose, ar tu būtum darbe, ar kažkur išvykoje, vis tiek tu nuolat galvoji apie ją. Tiesiog toks darbas. O šiandien premija tai yra man didelis kolegų pasitikėjimas. Ir toks, kaip sakyčiau, ir, na, įvertinimas, didelis įvertinimas ir aš labai dėkinga. Choreografijos mokytoja Rūta taip pat apdovanojama šiandien. Kaip jūs pati jaučiatės? Kadangi aš nelabai mėgstu būti apdovanojama, tai taip toks jauduliukas, sutrikimas, nes iš tiesų man labiau patinka, kai mano vaikus apdovanoja arba mano šokėjus apdovanoja. Tai net nežinau, toks labai įdomus jausmas. Kiek metų atidavusi šiai profesijai? Šiemet 25. Jau teisingiau prasideda 26. Ir ką reiškia jums choreografo, pedagogo profesija? Na tai labai daug reiškia, nes tai pirma ritmas, tai yra galimybė dalintis su visais savo patirtimi, stengtis visų laikyseną pataisyti, bent jau tų, kurie papuola pas mane.
stengiuosi perduoti savo žinias ir džiaugiuosi, kad vis dar atsiranda puoselėjančių savo kultūrą. Tai tiesiog tai yra gyvenimas. Man šokis tai yra gyvenimas. Tai yra viskas. Nuo ėjimo iki judesio pačio pateikimo. Labai faina. Ir tas mokytojo man labai svarbu, nes, žinot, visi galvoja, kad šokio mokytojas ar tas neformalus švietimas kažkaip gal ne taip kaip visas kitas švietimas. Aš tai galvoju, kad aš įsitikinus, kad neformalus švietimas tai wow, gali pakeisti labai daug. Visiems, viskam ir prisidėti prie gražesnio rytojaus. Vaikų auklėjime ir panašiai turite omenyje. Taip, kadangi tai nėra vien tik susijęs darbas su konkrečia šokių specialybė, tai yra labai labai platu, tai yra įvairūs socialiniai įgūdžiai, kelionės, psichologiniai dalykai augant ir iš ties kartos labai keičiasi, aišku, aš nukrypau nuo temos, kas buvo prieš 20 metų ir dabar. Bendravimas su vaikais nuolat mokausi ir aš, ir keičiuosi, ir adaptuojuosi, ir kažkaip aš neplanavau 10 ir 11 klasė, kad aš būsiu mokytoja. Nu, tarkim, aš tik tais labai mėgau šokį, bet gyvenimas suformavo mane mokytoja ir aš labai to didžiuojuosi, man labai faina. Ateina diena, kaip būtent tarptautinė mokytojų diena, ir mes dažnai startuojam ir susimastom apie savo mokytojus. Kadangi turėjome jau kiekvienas iš jūsų ne vieną, o keliasdešimt, tikėtina didžiąją dalį mes esame pamiršę. Tiesiog jie buvo, jie kažką veikė, jie kažkiek mus mokino, tačiau mes jų neprisiminame. Taip, jei reikėtų nuotraukos, galbūt kažkokie faktai istoriniai, mums juos padėtų prisiminti, tačiau mes prisiminam 3 tipų mokytojus arba 3 kategorijų mokytojus ir tikėtina man jūs pritarsite, kad tikrai ir jūs prisimenate. Pirmai kategorijai priklauso mokytojai, pirminiai mūsų mokytojai. Tie, kurie atvedė mūsų už rankos į mokyklą, kuris supažindino, kas yra skaičiai, kurie supažindino, kas yra raidės, išmokino jungti raidę prie raidės, gal skiemenį prie skiemenį, gal žodį prie žodžių, sakinį, o kai pradėjome jungti sakinius, tikėtina pradėjome suprasti, kas yra pasaulis, kodėl viskas taip vyksta ir apie ką yra mūsų. Antroji kategorija, tikėtina visi prisiminsite, mokytojus, aš negaliu įsigyti bloguosius mokytojus, bet tikėtina tos mokytojus, kurie mūsų nesuprato. Tie mokytojai, kuriems netiko mūsų pasiaiškinimai, kodėl šuo suvalgė mums darbus, ar kodėl pavėlavau į pamokas, nors tėvai, arba kodėl neatėjau ir sirgau, nors tėvai socialiniam tinkle įsikėlė nuotraukas iš Turkijos ar Kroatijos. Tikėtina, tie mokytojai galbūt neįvertino mūsų, kaip mes norėjome, nes mes tuo metu atrodėme, kad mums geriau, mokame ir daugiau. Bet žinote, kai ateina gyvenimiška patirtis, ateina tam tikras laikas, tu supranti, kad tie mokytojai tuo metu iš tavęs norėjo maksimalių rezultatų. Ir jie nebuvo blogi. Jie buvo teisingi ir labai labai reiklūs. Ir tretieji mokytojai, kuriuos mes visą laiką prisimename, tai mokytojai iš didžiosios raidės. Tai mokytojai, kurie ne tik atidavė savo žinias, bet tikėtina ir daugiau šiek. Atidavė savo širdį, patarimus, galbūt nurodė gyvenimo kelią, kurį reikėtų eiti. Šiandieną didžioji dalis jums irgi buvo kažkada nurodyta arba pasiūlyta tapti mokytoju, o dabar mes galime didžiuotis. Tai žinot, aš tas mokytojus dažniausiai vadinu antraisiais tėvais mokykloje, kurie mums davė ir duoda labai daug. Mėly mokytojai, švietimo sistemos specialistai, ačiū už tą nuoširdų darbą. Linkiu būti pokyčiais. Ir, žinote, noriu visų Alytaus tėvų vardu padėkoti. Jeigu ne jūs, mes ryte tikrai nekalbame savo vaikų. Nes tik dėl jūsų mes keliame juos rengėme. Žinote, kai mes išgirsime žmonių, kad nenoriu. Ir nežinau, kodėl jie nenori pamatyti jūsų. Bet jie grįžta iš mokyklos, jie grįžta žinių pilnom akimis. Ir ačiū, kad jūs kartu semiate iš tų neįsemiamų žinių aruodų ir tomis žiniomis dalintis mūsų vaikais. Aš, Andrija Reksiūnaitė, Alytaus miesto savivaldybės mokinių tarybos pirmininkė, norėčiau visos mūsų organizacijos komandos vardu, ir ne tik mūsų organizacijos, bet ir visų Alytaus moksleivių vardu, iš pradžių tai pasveikinti su jūsų švente, taip pat padėkoti,
kaip ir sakė, šiandien padėkų nesibaigs ir jau jų tikrai neužteks. Tik padėkoti už jūsų kantrybę, kurią atidavėt mums. Ačiū už jūsų pastangas, už jūsų laiką dėl mūsų gerovės. Gal ne visada atrodė, kad mes visą tai įvertinom, bet tikrai prižadu įvertinom. Ir gal ne dabar, bet įvertinsim po daug metų. Ir norėčiau jums palinkėti jaustis reikalingais, jaustis gerbimais, mylimais, nes tokie esate. Taip pat daug motyvacijos, naujų idėjų, naujų žinių ir svarbiausia, ne tik mokyti mus, bet kartais ir pasimokyti iš mūsų. Tai ačiū visiems.